Gruzinas teisme už mažamečių tvirkinimą gauna 15 metų. Ir sako, jūsų paskutinis žodis, teisiamasis. Tas atsistojo, sako, ponas teisėjau, aš galvojau visą gyvenimą, kad už mažamečių tvirkinimą yra tostas, o ne straipsnis. Tėvas su sūnum išėjo į žygį. Sėmė kuprinės, visko, įsidėjo maisto, išėjo į žygį. Bet tėvui 80 metų, o sūnui 40. Ir jie, reiškia, pasistatė palapinę ant upės kranto, susikūrė lauželį, prisigaudė žuvies, įsiverė žuvienę, viską, žvaigždelės dangui, išgėrė degtinytės, prisiminė jaunystę, pakalbėjo apie moteris, taip, naktis ir staiga sūnus taip jaučia kažkas iš šono, tėvas sako, sūnau, klausyk, tie pokalbiai mūsų taip mane užvedė, tu negalėtum man dabar surasti moters. Sako, tėvai, tu ką, aš durniai, sūnau, aš tavo atidaviau visą savo gyvenimą, tu gali man dabar surasti moterį? Sako, tėvai, tu širdysgi tavo, sūnau, aš reikalauju moters. Gerai, tėvai, visų pirma, mes esam 10 kilometrų nuo artimiausio kaimo. Dabar yra 4 valanda nakties. 3, aš tam kaime nieko nepažįstu. 4, tau širdis. Ir 5, tai už ko tu dabar nusitvėrės, yra ne tavo. Gydytojau, sakykit, prašau, aš praeitą savaitę čia pridaviau analizus, kaip ten jie? Na, tai čia jūs tas jo. Nu ką, gydytojas taip žiūrėdamas laikrodį, sako, aš nieko paguodžiančio negalėčiau jums pasakyti. Jums liko 10. Ko 10? Savaičių, mėnesių, metų. 9, 8, 7, 6, 5. Čia jau gydytojas taip. Atsikelia pachmilingas, absoliučiai vyriškis, prieina prie veidrodžio ir taip žiūrėdamas čiupinėja veidą, žiūri ir taip ir sprogęs akis, sako, palauk, kaip čia, palauk. Dieve, kaip čiagi tas, žiūri, baisys į savim, sako, palauk, dieve, kaip čia tai. Ir staiga iš virtuvės girdė žmonos balsą, Petrai, eik pusryčiaus, Petras, Petras, aš Petras. Lavoninė. Ir stovi lavoninės šefas, šalia toks internas studentas atsiųstas į lavoninę jam padėti. Ir guli 3 lavonai, švieži lavonai, visiškai šilti dar. Ir visi 3 šypsosi. Studenčiokas klausė, sako, klausykite, o kodėl jie šypsosi? Sako, kaip čia, paprasčiausiai. O šitas, pavyzdžiui, Seimo narys, pažįsti iš snukio. Biški perkreiptas. Čia todėl, kad jį su merga pagavo ir nusisamdė mergą už $100 jaunutę. A jam kiek, žiūrėk, 60. Širdytė neišlaikė, o tokia perkreiptų snukių, šypsantį ir atvežė. Sako, šitas, tai aukso puodą laimėjo, 1 milijoną litų. Bėgo atsiimt mašiną, taip nutrenkė ir toks laimingas. Sako, šitas, šitą žaibas nutrenkė. Tai palaukit, sako, ko jis šypsosi? Matai, jisai galvoja, kad jį fotografuoja. Skambutis cirko direktoriui ir balsas ragelį, sako, jūs cirko direktorius, taip. Sako, suprantat, aš jums turiu fenomenalų numerį. Įdomu. Sako, suprantat, aš ryju 1 metro ilgio špagą. Mielasi, čia pas mus tokių ryjikų kasdien po 10 paskambina. Ne, jūs palaukit, mano ūgis yra 90 centimetrų.